Garbė Jėzui Kristui. 20 diena. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į tave, Marija, nulankiau aukščiausioji tarnaitė, kuri pažinai jaunos širdies sumišimą amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje. Su pasitikėjimu te žvelgia 3 tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visiškai dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystei save išpildome pagal dieviškai planą. Ir gyvenimas tampa šlovės giesme, švenčiausiai trejybei. Tikriausiai ne kartą esate girdėję pasisakymus, jog katalikams rūpi tik kančia. Jog bažnyčiose visada matysite kryžių su Kristaus kančia, daugybė paveikslų vaizduojančių Kristaus kančią irgi puošia bažnyčias. Tikriausiai, kaip tikri tikintieji savo namuose turite kryžių ir greičiausiai netgi ne vieną, o galbūt netgi nešiojate kryžių ant kaklo. Ir vis tik šiais laikais, kai žmonės jaučiasi išvarginti gyvenimo tempo išmėginimų ir neteisingos kančios pasaulyje, ir tarp katalikų atsiranda tokių, kurie siūlo kaip nors liturgijoje tvarkytis mažiau akcentuojant kryžių ir tą kančią, kurią kentėjo Jėzus. Kodėl turi būti svarbus kryžius? Jei Dievas yra meilė, jei išgelbėjimas, išganimas, atpirkimas yra dovana, tai kodėl yra kančia? Kodėl buvo reikalinga tokia skaudi kančia ir auka mūsų išgelbėjimui? Ir kai žvelgime į kančią ir kryžių, šventajame rašte randame praktiškai ekonominę kalbą. Pirmajame laiške Korintiečiams yra sakoma: jūs nepriklausote savo, jūs esate brangiai nupirkti. Tai nėra naujiena. Esame ne kartą girdėję, kad Jėzus sumokėjo kainą už mūsų išgelbėjimą. Tačiau vis tik, jei Dievas yra meilė, tai kodėl turėjo būti sumokėta ta kaina? Kodėl tos skolos negalima buvo tiesiog nurašyti? Taigi pradėkime kelti klausimą. Kodėl kryžius? Pažvelkime į visiems girdėtą terminą – atpirkimas. Vietoj kurio, kaip sinonimą, dažnai naudojame terminą išgelbėjimas. Tačiau pats terminas atpirkimas turi savo atspalvį šventajame rašte, kurį svarbu suprasti. Ir tam, kad galėtume tai suprasti geriau, žvelgtelėkime į Senąjį testamentą. Išėjimų knygos 6 skyriaus 6 eilutė. Išlaisvinsiu jūs iš egiptiečių lažo ir išgelbėsiu jūs iš vergijos. Atpirksiu jūs pakelta ranka ir teismo rykšte. Atpirksiu, hebrajiškai naudojamas žodis litrau, į kurį mes kitą dieną pažvelgsime daugiau. Taigi, Jėzus yra mūsų atpirkėjas. Tačiau kągi reiškia, kad Jėzus yra mūsų atpirkėjas? Senovės pasaulyje atpirkti reiškia sumokėti kainą už kieno nors išpirkimą iš nelaisvės. Kodėl tai buvo svarbu? Jei galvojate, kad tik šiais laikais žmonės turi problemų su paskolomis, su skolomis, bankams pavyzdžiui, kitiems žmonėms, tai nenustebkite. Bet ir senovės pasaulyje be to neapsieita. Apie tai rašo net ir Biblija. Ne tik rašo, bet netgi duoda patarimus, kaip su tuo tvarkytis. Taigi, jei jūsų įsiskolinimas yra tikrai didelis, kad atiduotumėte skolą, jūs galite pirmiausia, nors tai yra labai skaudu, parduoti savo žemę. Na, pas žydus negalima buvo sakyti, tarsi tai buvo visiškas pardavimas, nes žemė priklauso viešpačiui ir buvo naujam savininkui parduodama už kainą, kuri atitikdavo planuojamą derlių, kurį galės šeimininkas turėti iki viešpatės metų, kada visa žemė turės sugrįžti pas tikruosius šeimininkus. Bet vis tik tai buvo skaudi tema. Apie tai galima skaityti Kunigų knygoje, 25 skyriaus, 25-34 eilutėje. Žemė buvo susijusi su Dievo pažadu. Todėl net ir toks dalinis pardavimas buvo didelis iššūkis žmogui. Tačiau, jei skola buvo didesnė nei galėjo padengti žemės kainą, tada žmogus galėjo save parduoti vergovei. Apie tai skaitykite toliau Kunigų knygoje. Tai yra 25 skyriaus, 39-55 eilutėse. Ir kas yra baisiausia, kad ne tik kaltininkas, bet reikalui esant
visa jo šeima galėjo būti atiduota vergavimui, skolos atidirbimui. Apie tai skaitykite pirmiausia 2 Karalių knygoje, 4 skyriaus 1-7 eilutėje. Dar viena skolos atidavimo forma, tai buvo patekimas į kalėjimą. Tačiau, kai kalbame apie patekimą į kalėjimą, iš tiesų kalbam truputėlį apie kitokį dalyką, negu yra šiais laikais. Tais laikais kalėjimuose ilgai niekas nesėdėdavo. Kalinių niekas nelaikė, niekas jiems pinigų neįkvojo. Žmogus patekdavo į kalėjimą tik tai tuo atveju, jeigu laukdavo teismo, laukdavo egzekucijos arba dėl savo visiško gyvenimo, sugriovimo, jis buvo laikomas tam, kad viešai būtų kankinamas. Buvo manoma, kad dėl viešo kankinimo to žmogaus artimieji iš gėdos ateis patys ir pasisiūlys atmokėti šio kankinamojo skolas. Čia galime aišku prisiminti net ir Jėzaus pasakojimą istoriją apie tai, kaip žmogus negalėjo sumokėti karaliui skolos. Pradžioje skola buvo dovanota, bet po to karalius atsiėmė savo pažadą ir įmetė ne tik tai jį, bet ir jo šeimą į kalėjimą tol, kol atiduos skolą. O kaip prisimename, skola buvo tokia didžiulė, kad, tiesą pasakius, jos per gyvenimą neįmanoma atiduoti. Įdomu yra tai, kad senajame judaizme nuodėmė prieš Dievą taip pat buvo laikoma skola. Tad šiandien vakare, maldos metu, skirkite 5 minutės kryžiaus adoracijai. Žvelkite į kryžių su nukryžiuotuoju ir nepriklausomai nuo to, kokiu geru kataliku save laikote, kiek manote, kad jūsų nuodėmės yra mažos ir menkos, pabandykite suprasti ir pabūti su šia mintimi kryžiaus akivaizdoje. Už menkų nuodėmių pasekmes, už jų panaikinimą, už jūsų atpirkimą reikėjo tokios brangios kainos. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.